Ir va, kas įdomiausia, atėjau aš į muziejų dirbti 91 metų rugpjūčio 18 dieną, kai prasidėjo tas pučas vadinamas, kai Gorbačiovą vertė. Kaip ir muziejus labai keičiasi. Man atėjus į muziejų, prieš 18 metų muziejuje buvo vienas kompiuteris, kuriuo dalinamės visi. Mane pasitiko pirmoji veteranė muziejaus, moteris Elena Kazėninė. Jinai muziejuje dirbo nuo 1944 metų, taigi nuo įkūrimo muziejaus. Mano darbas šiame muziejuje yra palaikyti švarą ir tvarką. Ir stengiuosi, nežinau kaip man sekasi tas daryti. Dirbu jau tikrai nemažai metų. Aš ten ilgą laiką buvau vienintelis vyras muziejui, tai šitą moters dieną, tai ten būdavo problema tenai moterim pasveikinti, įsivaizduojat, moterų daug, aš tenai vienas. Tai. Nors žmonėm kartais atrodo, kad muziejus tai yra ekspozicija ir visa jo veikla ir absoliučiai visas gyvenimas muziejaus tai yra ekspozicija ir aplink ją. Tai iš tiesų nėra visai taip, nes ekspozicija tai tik labiausiai matoma dalis. Gal 5 minutės užtrukau, kol kioske nusipirkau kitoje gatvės pusėje. Muziejų čia sambrūdis, visi laksto, ten rėkia, čia šalia prokuratūra buvo, iš prokuratūros visi tenai, tie tardytojai atbėga, tenai bėgioja, pirmin atgal. Ir staiga prieš save pamatė kaukėtą vyrą, kuris ją nučiupo už pakarpos, nutempė į pirmą salę ir privedė prie didžiausios vitrinos, kurie tuo metu buvo ten bažnytiniai eksponatai sudėti, ir liepė atidaryti. Ta moteriškė sako, nedaužyk, aš šitoje atsinešiu prietaisą šitą. Ir tenai klikdama tenai nulėkė į šitą. Prie muziejaus administracijos tuo laiku buvo gretimos durys ten iš lauko, prokuratūra. Tai kažkas nubėgo į prokuratūrą, pakvietė. Bėga prokuroras Jancevičius, Sabaitis, bėga prokurorai į muziejų. Kažkoks sujudimas, mobilių nebuvo, nieko nesuprantu, kas darosi. Viską mečiau, atlėkiu į muziejų, o ten Jancevičius buvo ganėtinai apkūnus. Ir jisai įstrigęs vos netarptų siaurų patalpų, gaudant vagis. Kasant pamatą Draugystės kino teatrui buvo rasta bomba aviacinė. Ir niekas tos bombos nesiruošė niekaip ypatingai nukenksint, neskelbė jokio plano, nieko. Paprasčiausiai tuometinis kino direkcijos vadovas įsidėjo į savo automobilio bagažinę, ją ir išvežė. Čia 56 metų pabaigoje. Mano tėvukas pradėjo rinkti apie 70-metį. Kaip muziejus, tai gyvuo nuo 1967 metų. Kaip mokyklos muziejus buvo jo pradžia, tai tėvukas kažkaip tai buvo naikinami vienkiemiai, kėlė į gyvenvietę, pradėjo važinėti per žmonės su dviračiu. Jau 8 metus dirbu čia, Užaugirį, tai pas mus tų pokyčių pačioj mokykloje, mokykloje, edukacijų centre, tai tiesiog, kad vis lankytojų daugėja ir daugėja. Būdavo, kad net apimdavo panika, kaip mes tiek lankytojų priimsim. Bet pasirodo, išmokom prisitaikyti ir su dideliu antplūdžiu ir niekad nepagalvojau, čia mokydamasi, kad šis pastatas bus muziejumi. Ciesykų pilis yra unikali tuo, kad čia išliko tai, ko neišliko niekur kitur.